Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp vaikų ir jaunimo – vienas šių dienų iššūkių. Nors ši tema dažnai gali atrodyti nepatogi ar gąsdinanti, jos nereikia bijoti ir apsimesti, kad to nepastebime. Apie tai reikia kalbėti, o svarbiausia – įtarus vartojimo atvejai žinoti, kur galima tikslingai nukreipti pagalbos. Siekiant, kad informacija apie pagalbą vaikams ir jaunimui dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Vilniuje būtų lengvai prieinama bei lengvai suprantama, Vilniaus miesto savivaldybė parengė informacinį leidinį, kuris padės tikslingai nukreipti pagalbos. Leidinio pradžioje nurodytos sąvokos apibrėžia vartojimo patirtis. Jos yra suskirstytos į 3 grupes – eksperimentavimą, rizikingą ir žalingą vartojimą. Kiekviena jų yra atitinkamai pažymėtos raidėmis. Eksperimentavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis tai gali būti vieno ar kelių kartų pavartojimas, dažniausiai iš smalsumo. Rizikingas vartojimas – tai pasikartojantis vartojimas, pavyzdžiui, savaitgaliais ar susitikus su tam tikra kompanija, bet neigiamos pasekmės dar neatpažįstamos kaip problema. Žalingas vartojimas – tai reguliarus vartojimas, sukeliantis akivaizdžias pasekmes, suprastėjusius santykius, mokyklos nelankymą ar panašiai. Toks žymėjimas raidėmis reikalingas, kad būtų nukreipiama pagalbos tikslingai ten, kur ji gali būti suteikta. Priklausomai nuo poreikių, leidinyje pateikiamos visos nemokamos pagalbos teikimo galimybės, specialistų konsultacijos, vedamos programos, teikiamos gydymo paslaugos, skubi pagalba, taip pat emocinės paramos ir informacinės linijos ar pagalba internetu bei informacija savišvietai. Keletas pagalbą ar paslaugas teikiančių specialistų trumpai pristatys vykdomas veiklas, siekdami jus supažindinti ir motyvuoti tikslingai nukreipti jaunimą ar jų tėvus. Pirmą kartą eksperimentavusiems jaunuoliams tikslinga dalyvauti sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje ankstyvosios intervencijos programoje. Viena iš pagalbos galimybių Vilniaus mieste tai psichoedukacinė ankstyvosios intervencijos programa skirta 12–18 metų jaunuoliams, turintiems eksperimentavimo ar nereguliaraus psichoaktyviųjų medžiagų kaip alkoholis, kanapės ir panašiai vartojimo patirties, tačiau neturintiems priklausomybės. Ši programa užtikrina jaunuolių konfidencialumą, anonimiškumą, yra palaikanti, teikianti paramą, nemoralizuojanti, motyvuojanti pokyčiui ir nemokama. Programa susidaro iš 3 dalių. Pirminio pokalbio kartu su jaunuoliu, jo tėvais globėjais ir programą vedančiais specialistais. 4 grupinių užsiėmimų kartu su kitais jaunuoliais ir baigiamojo pokalbio kartu su jaunuoliu, jo tėvais globėjais ir programą vedančiais specialistais. Programos metu atliekame užduotis grupėje. Stengiamės ir užtikriname, kad jaunuoliai jaustų saugiai, kad turėtų terpę laisvai pasisakyti. Taip pat analizuojame situacijas, kuriuose atsiduria jaunuoliai ir kalbame apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mitus ir faktus. Stengiamės surasti jaunuolių stipriasias pusės, į kurias jie galėtų atsiremti, kai iškyla sunkumai arba iškyla grėsmė vartoti psichoaktyviasias medžiagas. Be ankstyvosios intervencijos programos eksperimentuojantiems jaunuoliams Vilniaus visuomenės sveikatos biure teikiamos ir psichologų konsultacijos. Eksperimentuojantis ar nereguliariai psichoaktyviasias medžiagas vartojantis 11–29 metų amžiaus jaunimas Vilniuje gali gauti 6 anoniminės, nemokamas, kontaktiniu būdu arba nuotolines psichologo individualias konsultacijas Vilniaus visuomenės sveikatos biure. Specialistai anonimiškai ir nemokamai taip pat konsultuoja ir vaikams ir jaunimui palankių paslaugų kabinetuose, kurių Vilniaus mieste iš viso yra 5. Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų kabinete teikiamos nemokamos, anonimiškos, konfidencialios, tiesioginės ir nuotolinės konsultacijos jaunuoliams iki 29 metų amžiaus, nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos yra prisirašęs. Pirminę konsultaciją suteikia kabineto koordinatorius. Esant poreikiui, jaunuolis nukreipiamas pas reikiamos srities specialistą. Konsultacija – tai informacijos suteikimas pokalbio metu, be apžiūros, be diagnostikos ar gydymo paskyrimo. Kabinetuose teikiamos paslaugos bei išankstinės registracijos kabineto darbo valandomis. Jaunuoliai gali kreiptis dėl konkrečios sveikatos problemos arba sveikatos stiprinimo klausimais. Tiek lytinės ir reprodukcinės, tiek psichoemocinės,
tiek sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos ir visais kitais klausimais susijusiais su sveikata. Kabinetuose organizuojami įvairūs grupiniai užsiėmimai, renginiai, atvirų durų dienos su savo srities profesionalais. Kai įtariama, kad jaunuolis vartoja psichoaktyviąsias medžiagas ir tai galima atpažinti iš patiriamų psichikos sveikatos sunkumų, problemų santykiuose su tėvais ar bendraamžiais, pastebimas apatiškumas, nesirūpinamas savimi, rekomenduojama nukreipti į Vilniuje paslaugas teikiančius psichikos sveikatos centrus. Svarbu, kad į psichikos sveikatos centrą vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijai galima kreiptis be siuntimo. Tai dažniausiai poliklinikose psichikos sveikatos centro registratūra yra atskira, tai užtenka tik paskambinti ir surasti tinkamą laiką psichiatro konsultacijai. Psichikos sveikatos centre dirba specialistų komanda, tai yra gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichologas, slaugytoja ir socialinė darbuotoja. Ir gydytojas psichiatras turi konsultacijai 1 valandą laiko, tai dažniausiai kalbasi ir atskirai su jaunuoliu, ir su jo tėvais ar globėjais, ir paskui visi kartu pasitarė, kokios pagalbos reikėtų kiekvienoj konkrečioj situacijai. Rekomenduočiau kreiptis į psichikos sveikatos centrą pagalbos tuo atveju, jeigu jaunuolis eksperimentuoja, žalingai vartoja psichoaktyvias medžiagas ir jei šalia yra kitų sunkumų. Pavyzdžiui, sutrinka miegas, atsiranda kažkoks keistas, neįprastas elgesys, nuotaikos pokyčius pastebite, arba jaunuolis nustoja lankyti mokyklą, atsisako savo anksčiau pamėgtų pomėgių. Gydytojas psichiatras įvertina situaciją ir rekomenduoja pagalbą. Tai psichikos sveikatos centre jaunuoliui gali būti teikiama psichologinė pagalba, psichoterapija, socialinio darbuotojo konsultacijos tėvams. Taip pat labai svarbu, kad gydytojas psichiatras atsakingai įvertina situaciją, problemą ir tik tai, kai yra sutrikimas, tik tada įrašo diagnozės kodą, o dažniausiai tai yra pažymima tiesiog, kad vyko konsultacija. Įtarus žalingą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, kai jau galima įvardinti atsiradusias pasekmes, tokias kaip mokyklos ar užklasinės veiklos nelankymas, įsitraukimas į nusikalstamas veikas ar pasireiškus kitam susirūpinimą keliančiam elgesiui, tikslinga jaunuolį nukreipti profesionaliai pagalbai Respublikiniame priklausomybės ligų centre. Respublikiniam priklausomybių ligų centre Vilniaus filiale paslaugos vaikams ir jaunimui teikiamos būtent dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo ar kitų elgesio priklausomybių. Tai antrinio lygio paslauga, todėl išankstinė registracija yra būtina, taip pat reikalingas siuntimas. Respublikinis priklausomybių ligų centras teikia paslaugas 3 lygmenyse. Į ambulatorinį skyrių galima kreiptis pagalbos dėl diagnostikos ar gydymo iš anksto užsirašius pas gydytoją psichiatrą. Gydytojui įvertinus būklę, galimas gydymas su tęstine pagalba ambulatoriniam skyriuje, taip pat integruojant ir medpsichologo paslaugą ar socialinio darbuotojo. Jeigu gydymas yra neefektyvus, neduoda reikiamų rezultatų, gydytojas psichiatras nukreipia į dienos stacionaro paslaugą ar stacionaro paslaugą. Šiandieną teikiant gydymo paslaugos jaunuoliam į patį procesą įtraukiama visa šeima. Tai nėra tik medikamentinis gydymas, iš tiesų tai yra ir naujų įgūdžių mokymasis. Dirbant su šeima daugiau akcentuojamos taisyklės šeimoje, kaip atlaikyti tėvam ribas, kokias pasekmes sugalvoti už netinkamą elgesį. Kalbant su jaunuoliu, iš esmės taikomas, jeigu reikalingas medikamentinis gydymas, bet ir kartu mokomasi labai daug naujų įgūdžių, tai kaip planuoti tą dieną, kokios turėtų būti pareigos, kokios atsakomybės. Dienos stacionare ir stacionare vyksta taip pat ir formalus ugdymas. Sunkiausia galbūt šitame visame procese yra motyvuoti jauną žmogų gydymui, nes jisai pasiekmės ir priežasties to fenomeno nesupranta ir čia tėvam ir mokytam yra tas didysis darbas tinkamai užmotyvuoti, palaikyti, ir nukreipti savalaikiai į reabilitaciją pagalbos. Esant ūmiai sveikatos būklei, įtarus apsinuodimą psichoaktyviosiomis medžiagomis, kviečiame nedelsiant kreiptis skubios medicininės pagalbos bendruoju pagalbos centro telefonu 112 ar vykti į leidinyje nurodytų ligoninių priėmimo skyrius.
Leidinyje taip pat pateikiama informacija apie pagalbą telefonu ir internetu, kur nemokamai ir anonimiškai galima nukreipti emocinės paramos vaikus ir jaunus asmenis. Į linijas taip pat gali kreiptis ir tėvai ar kiti asmenys, kurie patiria iššūkių vaikų auklėjimo, emocinės sveikatos klausimais, įtaria psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, platinimo atvejus. Leidinio skiltyje Savišvieta pateikiami internetiniai puslapiai, kuriuose galima rasti daug profesionaliai paruoštos, naudingos informacijos tiek specialistams, tiek tėvams ir vaikams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atpažinimą, pasekmes, pagalbos galimybes. Taip pat emocinės bei fizinės sveikatos stiprinimo klausimus, laisvalaikio leidimo būdus bei kitą naudingą informaciją. Kviečiame naudotis leidinio informaciją susidūrus su jauno žmogaus vartojimo atveju ar naudotis ją edukaciniais tikslais. Leidinį rasite savo telefonu nuskanavę QR kodą bei adresu paslaugosjaunimui.lt.